Sveiki, įsijungę mobilias rankas. Šiame epizode pažiūrėsime, kokia priemonė labiausiai tiktų atgaivinti tokį baisų, nublukusi bamperį, kuris originaliai turėtų būti juodas, o dabar yra pilkas. Turėsime 4 priemonės ir kai ką ekstremalaus. Pažiūrėsim, kas iš šių 5 priemonių labiausiai tiktų gelbėti tokią bjaurią situaciją. Na, gražiai nupilkėjęs atrodo kaip ir pilkas, bet iš tiesų pagal viskas turėtų būti juodas. Tai turime 4 priemonės. Keraminė danga, pienelis, kuris plastikams ir padangoms, silikonas špiurės, silikonas iš Sonox, bamperiams, plastikams atgaivinti, pajuodinti. Visos šios priemonės skirtos juodinimui, atgaivinimui plastikų ir gumų. O čia kai kas ekstremalaus kaimiško. Nieko nelaukiant, pradedame. Tai gal pradėsiu nuo šio gabaliuko. Užsimetu silikono. Nu, bamperis atgyjo. Gal nubrauksiu tokią tiesesnę liniją. Ir padarykime taip pat ir grotelėms. Šiek tiek daugiau. Neblogai ši priemonė dirba. Kaip matot, rezultatas akivaizdus. Turime vieną rezultatą. Pažiūrėkime šalimais kito gamintojo rezultatą. Pilu ant kitos pusės. Spalva. Kvapas žymiai geresnis. Kvapas tai nuostabus. Taip pat puikiai pajuodino. Rezultatas labai panašus. Rytoj taip pat nufilmuosiu, kaip atrodys, kaip pasikeis rezultatas per naktį. Praėjus kokiom 10 valandų. Na ką, turime. Toliau. Kita pusė, pienelis. Taip pat puikiai pasijuodino. Labai panašus rezultatas. Čia atrodo riebiau, čia mažiau riebiau, čia visai neriebu. Čia blizga labiausiai, mažiau blizga, mažiausiai blizga. Keramiką padengsim su šluoste. Ir ekstremalesnis variantas. Šiek tiek pakartosiu keramikos antrą sluoksnį. Štai rezultatai iš arčiau. Tai pienelis, kaip matot, visiškai nubluko ir rezultato net kaip ir nebėra. Silikonas toks slidus, kimbantis gerai sudirbo. Silikonas iš piurasto mažiau liko riebalo. Bet šiek tiek juodulio mažiau mano akimis. Sonoxinis geriau pajuodino, bet piurasto nelieka to tokio slidaus blizgančio perteklio. Čia va braukiant jaučiasi, kad jo yra.
Jo, jaučiasi skirtumas. Ir pravažiavus per dulkės labai pririnks dulkių, vat kur bėda yra su šiuo produktu. Bet daugmaž jie labai panašus. Šitą iš karto atmetam. Keramika neblogai, pažiūrėsim rytoj, ant kiek pasikeis rezultatas. Nu nesproks, jo. Na, pažiūrėkime atsparumą vandenį iš visų 5 bandymų. Palauksim, kol nudžius ir pažiūrėsim skirtumus, nes prieš tai akivaizdus buvo skirtumai, dabar kai sušlapo, susilygino lyg ir visur gerai, bet kai išdžius, pasimatys. Čia tas gal ryškiau? Tas ryškiausiai? Čia deginau. Gal... Pasai ir uždegiai. Jo, ten biški užsidegė. Wow, stebinantis kitos dienos rezultatai. Kiek pamenat, va, čia buvo Sonaxo priemonė, čia buvo Puresto priemonė, abudu silikono pagrindu, čia buvo pienelis, čia buvo keramika, o čia deginau. Kaip matot, va, vanduo dar iš per naktį užsilaikęs, tad nieko čia padirbti negalėjau, per naktį rezultatai pasikeitė. Dabar aš nušluostysiu vandenį. Na ką, va, apsisausinom vandenuką, po kelių akimirkų išryškėjo, kas yra kas. Pirma vieta deginimas, antra vieta silikoninis Purestas išglostė.com, trečioji vietoj išglostės.com nano danga, pienelis ir Sonaxinis eina 1:1 Matot, išryškėjo per naktį, atrodo klientų išlydi mašiną, viskas ledas, padariau ką galėjau, taigi matei, gerai buvo. Kitą dieną klientas atvaro, man per jį tokie pat pilki. Kas čia vyksta, nieko gero. Nu, tai va, dėl ko norėjau palaukti kitos dienos ryto, kad išsiaiškintumėm, kas yra kas.